Sveiki visi, mano vardas Karolina Šublinskytė ir šiandienos tema yra, kodėl moteris turi lėtesnį medžiagų apykaitą negu vyrai. Dietologai sako, kad moterims reikia mažiau maisto, nes jos yra mažesnės, mažiau dirba ir turi lėtesnį medžiagų apykaitą. Bet kaip moteris gali turėti lėtesnį medžiagų apykaitą vien dėl to, kad ji moteris? Visuomenėje yra stereotipai, kad moteris turi būti liekna, todėl valgyti mažiau, o vyrai turi būti stiprus ir valgyti daugiau. Moteris jaučia spaudimą mažiau valgyti. Kai jos valgo mažiau, jų organizmas jaučia badą ir dėl to sulėtina medžiagų apykaitą, kad išgyventų. Už tokį sugebėjimą sulėtinti medžiagų apykaitą, tai yra pereiti į energijos taupimo režimą, turėtume dėkoti evoliucijai. Jeigu ne medžiagų apykaitos reguliavimas, žmonija tikriausiai net neegzistuotų. Tai yra geras dalykas, kai yra badas, bet tik tai ne šiais laikais. Kai yra maisto perteklius, maisto daugiau negu reikia, ir kai valgai mažiau ir tunki, yra vienas vargas. Ne iš gero gyvenimo moteris storėja. Moteris taip pat yra gyvas organizmas, taip pat turi medžiagų apykaitą, taip pat dirba darbą ir jai irgi reikia maisto, irgi reikia mėsos, ne vien tik vyrams reikia. Taigi, mielusios moteris, atsilaikykite visuomenės spaudimui, būkite stiprios, rūpinkite savimi, mylėkite savo kūną ir jeigu gerbsite ir mylėsite savo kūną, tai jis jums padėkos. Ir linkiu jums sėkmės. Iki.